knygnešystė ir knygnešiai. Vizualusis menas tai, kuris tiesiog reflektuoja tą laikotarpį. Taip, kaip mes jį dabar suprantame. Duok Dieve mums niekada negyventi tokiais laikais, kad duok Dieve, kad niekada niekas mums nelieptų rašyti kažkokiom ten kirilicom. Bet mes tai ir turim uždegti tą lemputę, tą degtuką to knygnešio, būtent kaip įspėjimo ženklą. Trečiasis mūsų tautos padalyjimas, 1795 metai, yra LDK žūtis. Baigta, numylėta Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, jinai nebeegzistuoja. Taškas. Mirė ta Lietuva. Prasideda moderniųjų laikų Lietuvos istorijos laikotarpis. Ir su tuo trečiuoju padalyjimu mes įeinam į tą momentą, kai nebelieka Lietuvos ir mūsų žmonės pirmą kartą tampa vergais. Rusijos imperatorė Jekaterina II, užėmusi Lietuvą, iškart įvedė rusišką tvarką, skelbdama, kad Lietuvos valstybė nuo senovės iš tikrųjų buvusi rusiška. Ji tik atsiėmusi savasias rusiškas žemes, kurios istorijos sūkuriuose buvusios kiek aplenkintos. Todėl reikia imtis visų priemonių joms atrusinti. Po jos Rusijos imperiją valdę carai dar labiau veržė kilpą ne tik lietuviams ir kitoms pavergtoms tautoms, bet ir patiems rusams. Mesgi ne visi jau gal ir žinom, apskritai gal nelabai suvokiam, kas tai yra tikri sunkumai. 19 amžiaus apie vidurį tai šitokie išbandymai žmonėm, rekrūtai, baudžiava, prieš tai sukilimai. 1831 metų sukilimo pasekmės skaudžios. Uždaryta daugybė mokyklų, 14 vienuolynų ir Vilniaus universitetas. Panaikintas Lietuvos statutas, įvesti Rusijos imperijos įstatymai, susiaurintos arba visai atimtos bajorijos teisės, daugelis su šeimomis ištremti į Rusijos imperijos gilumą ir Sibirą. Iki spaudos draudimo dar buvo likę 18 metų, kai į Irkutską ištrėmė kunigą Kristupą Švirmicką. Pirmasis tremtinys 846 suimtas ir įkalintas už lietuvių ir lenkų kalbos knygų platinimą ir literatūros gabenimą iš Prūsijos. Po amnestijos 855 metais jis atsisakė grįžti į tėvynę ir pasiliko tarnauti Sibiro tremtiniams. 1000 kilometrų į Sibiro rytus nutolusių gyvenviečių misijų vykdytojas. Jis ten aukojo mišias, krikštijo, klausė išpažinčių, mokė, teikė santuokos sakramentus, šventino kapus, guodė ir stiprino. Tai va, ir buvo vaikų, našlaičių namų, mokyklos įkūrėjas ir mokytojas, bibliotekos tremtiniams įsteigėjas ir neoptikinis mūrinis bažnyčios Irkutske statytojas. 884 ta bažnyčia pastatyta ir tebestovi dar. Didžiausia katedra Rytų Europoje, jo iniciatyva pastatyta ir jisai tenai buvo į tremtį išgabentas ir tapo to miesto garbės svečiu vėliau, kadangi kaip kunigas subūrė tą bendruomenę tiek lietuvių, tiek lenkų ir paskui tik tai po tos Lenino revoliucijos ten jų kapai viskas sunaikinta, net palaidojimų dabar niekas nežino, neranda. Bet pati katedra stovi. Jeigu ne mūsų ten tie protėviai, tai ten daug ko nebūtų. Visi Sibiro gyventojai iki 1863 metų nebuvo matę savo akise, reiškia, dalgės. Ir jie pjaudavo ir kai pamatė tos dalgės, kaip jaunas, tada pradėjo pagal juos kopijuoti, gaminti ir nuo tų laikų visam Sibire šiuo metu dalgis vadinasi litovka. Seniai sudulėję carų kaulai ir jų geležiniai kumščiai, prieš kuriuos mūsų protėviai kovojo ne tik dainomis, kalbos gimtosios gražumu, bet ir knygomis. Nuo pirmosios Martyno Mažvydo katekizmo, išspausdinto 1547 iki spaudos draudimo išleista apie 1500 skirtingų lietuviškų knygų. Iš esmės galima būtų visas lietuviškas knygas esančias visam pasaulyje sudėlioti į tokią nedidelę patalpą. Jos yra labai retos. Kainavo žymiai brangiau knygų leidimas.
Antras dalykas, nebuvo tokios paklausos knygom lietuvių kalba, vis dėlto lietuvių kalba nebuvo inteligentų kalba. Dabar mes turim bibliotekas, tai buvo viena kita knyga namuose. Viena moteris pasakojo, kad jos, reiškiasi, jos senelis turėjo, dar čia reiškia spaudos draudimo laike, kad jis nusipirkęs buvo Juškos kažkurį dainyną, nemokėjo skaityti ir vakare, kai būdavo, arba labai vėlus metas, kai būdavo ramiausia, kad tikrai joks ten urednikas pristavas nepasirodys. Jis sako, išsitraukdavo iš užpečkio, iš slėptuvės, reiškiasi, kažką suviniota į rankšluostį, išviniodavo Juškų dainyną. Sako, vartydavo, nors skaityti nemokėjau. Pavartydavo, užversdavo, pabučiuodavo, suviniodavo ir vis paslėpdavo. Koks gražus dalykas. Dabar, tai kad jų tiek pilna tos emocijos, tarsi nebėra. O kažkada, kai pagalvojai, kokia atrodė žmogus nemokantis skaityti, taigi turėjo būti nepigios vis tiek. Nusipirka tik, kad turėtų. Ir iki knygnešystės laikų knygos buvo labai retas dalykas, o per tuos 40 metų, nuo 1864 metų iki 1904 metų, buvo dar daugiau apribojimų ir reikia įsivaizduoti, kokias pastangas žmonės dėjo, kad pamatytų tą lietuvišką žodį, kad skaitytų jį, kad mokytųsi. Visa žmonijos istorija iš viso nežino kito tokio karo, kokį 40 metų kariavo lietuvių tauta, kovodama už savo knygą, už savo raštą. Knygnešystė tai unikalus reiškinys, kitur pasaulyje retai sutinkamas, kai spauda buvo lietuviškais, lotyniškais rašmenimis uždrausta net 40 metų Lietuvoje. Po 1863-1864 metų sukilimo. Tada buvo pradėtas masinis rusinimas šalies, bijota ir lenkų, ir lietuviškai galima buvo mokytis tik tai slaptai arba ieškoti knygnešių platinamų knygelių. Iš viso per tą laikotarpį buvo išleista apie 4000 leidinių. Tai 833 sudaro kontrafakcijos. Ir yra šis baitas Graždanka, kaip žinoma, uždraudus spaudą 1864 ir 1865 metais buvo daromi žingsniai, kad žmonės mokytųsi ir skaitytų lietuvių kalba, bet rusiškom raidėm, kirilica. Kalbant apie Graždanką, turiu pasakyti, kad taip, tai yra labai reti dalykai, nes iš viso per visą spaudos draudimą buvo tik tai 66 leidiniai atspausdinti rusiškom raidėm. Tai yra žiauriai mažai, ačiū Dievui, kad mažai. Ir tai buvo tik tai maldaknygės ir elementoriai. Kai tuo tarpu apie 4000 knygų per tą patį laikotarpį išėjo lietuvių kalba, kurias išleido Prūsija ir Amerika. Maskolių gazetos, maloniai kalbėdamos apie lietuviškus laikraščius, pasitiki, kad lietuviai kada norint pasisavins Graždanką arba maskoliškas literas. Koks būtų pelnas lietuviams iš tokio pasisavinimo? Lietuviai turi lotyniškomis literomis nuo kelių šimtų metų parašytas ir atspausdintas knygas, taigi lietuviai turėtų atsižadėti tų savo knygų, o ir brolių Prūsuose gyvenančių, jeigu jie priimtų maskolišką raštą. Mes už tai džiaugiamės, kad knygos atspausdintos Graždanka pūva valsčiuose, nes žmonės apie jas nei žinoti nenori ir varo laukan iš bažnyčios tokius, kurie ateina melsties iš maskoliškųjų knygų. Kiekvienas kraštas turėjo savo knygnešius, priklausė tam tikrai draugijai. Tas didelis ir ilgas kelias per visą Lietuvos teritoriją iki Griežėnėlių, kur mes esame, per Garšvius draugijos centrą, vedė per Žemaitiją iki Užnemunės, kur buvo mažoji Lietuva,
Ir ten buvo galima laisvai spausdinti lietuviškus spausdinius, lietuvišką žodį. Tuos leidinius pirmiausia turėdavo jos nevežti, o perplukdyti per Nemuną. Ten tokie kontrabandininkai, pakininkai, nes iš pradžių netgi knygnešiai buvo vadinami kaip pakininkai, nes knygos gabendavo surištas į pakus. O vėliau prigijo žodis knygnešys. Pats žodis knygnešys taigi šliūpo buvo 25 metais tik įvestas. O iki tol vadindavo juos kitaip, tos žmonės. Visaip, ir šmukleriais. Tam tikras paradoksas, kad tų knygų spaudos draudimo laikotarpiu tiražai buvo tikrai nemaži. Jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, Aukso altorių, tai spaudos draudimo laikotarpiu buvo išleista 90 leidimų šitos knygos. 90 leidimų. Ir tiražai būdavo kartais 5000, bet buvo ir 10 000, ir 12, ir net 19 000. Vokiečiai spaustuvininkai Mažojoje Lietuvoje net stebėdavosi, kur lietuviai deda tiek daug spaudos. Ne visos tos knygos pasiekdavo skaitytojus. Knyga buvo nedėkinga prekė. Iš jos gaudytojai neturėdavo jokios naudos, o gaudė ir rusai, ir vokiečiai. Sugauti knygnešiai buvo sunkiai baudžiami, knygos konfiskuojamos. Įkliuvę su knygomis būdavo mušami, daug jų pateko į kalėjimus ar buvo ištremti į Sibirą. Nemažai žuvo nuo kulkos, paskendo mariose, mirė nuo peršalimo ir nuovargio. Knygnešystės tada iš kelių etapų. Tai yra nešėjai, platintojai, saugotojai. Ne? Ir tie etapai turi savo vėlgi herojus, kaip bebūtų. Tai pati didžiausia grupė, kuri yra Lietuvoje, tai nešėjai, nes tai buvo patys stambiausia. Mes žinome, kad tai buvo ir organizacijos, buvo į tais organizacijos, jos buvo mišriaus, aš negaliu pasakyti, jos buvo vien tik tai vyrų arba vien tik tai moterų. Neina pasakyti, greičiau būtų galima pasakyti vien vyrų, ar ne? Tačiau buvo įsijungusios ir moterys, ir tikrai mes žinome ir moterų, toliau buvo labai didelis kiekis moterų, tai yra laikytojų ir platintojų. Iš knygnešių, kurie yra sulaikyti, būtent nešantys per sieną, galima identifikuoti 6 tokias stipresnes moteris, kurios iš tikrųjų ten buvo, tai yra Pauliukaitytė, Čivilienė, toliau Kolytė. Akivaizdu, kad knygnešių nebuvo daug. O platintojai į istorijos šaltinius patekdavo tik tie, pas kuriuos rasdavo daugiau nei 100 egzempliorių. Ar neždavo elementorius, ar neždavo kalendorius. Mažiausia yra patekusių, arba iš viso nėra konstatuota istorijos šaltiniuose su maldaknygėmis, nes buvo rašoma, kad tiek carinė valdžia, tiek ir pati, sakykime, visuomenė tai žiūrėjo, kaip sakyti, gana, pozityviai, nes, kaip jūs žinote, tai buvo Dievo žodis, o jis nebuvo cariniai valdžiai niekaip kenksmingas, nepriklausomai dėl to, kad ir katalikų tikėjimas buvo persekiojimas. Tai va, didžiausios bausmės grėsė už elementorius ir spaudą, kuri jau keliavo iš Prūsijos. Dar viena dalis, apie kurią reikia kalbėti, tai yra laikytojos knygų. Iš laikytojų norėčiau išskirti Didžiulių sodybą, būtent Anykščių rajone. Stanislovas Didžiulis šituose namuose spaudos draudimo metu buvo sukaupęs didžiausią asmeninę biblioteką ir ta biblioteka buvo lituaninė. Knygos buvo ir įvairiom kalbom, bet jos buvo kažkuo tai susijusios su Lietuva. Ir iš tikrųjų sukomplektuoti tokią biblioteką buvo ne tik kad svarbu, bet iš tikrųjų labai ir sunku. Nes spaudos draudimo metu jis tą biblioteką pradėjo formuoti dėl savęs asmeniškai. Paskui atitekėjusi Liudvika, jinai taip pat sakė, ištekėjau už bibliotekos, galėjau užsisakyti knygų. Bet šitas knygas jie abudu laikė ne vien tik savo, jie dalinosi ir su kitais. Stanislovas Didžiulis buvo daugiau kaip kaupėjas ir platintojas, bet jis priklausė ir knygnešių Garšvių draugijai, Panevėžio rajone įsikūrusiai, ir ta draugija čia turėjo tarsi perskirstymo punktą su slėptuve, o draugijos įkūrėjai tai buvo ir Jurgis Belinis, ir Kazimieras Ūdra. Jie atveždavo arkliukais knygas, o vėliau jau vietiniai knygnešiai daugiausia pasikišė užantį ar į bato aulą išnešiodavo po vietinės apylinkės. Ir nešiojant knygas dalyvavo ir pats Didžiulis su Liudvika.
ir savo vaikus pasisodinę į vežimus, vežiodavo tam, kad neįtartų niekas iš valdžios, kad gali čia tokie kilmingi žmonės savaitgalį ar ten kokis subat vakarėlį važiuodami vežtis dar nelegalios literatūros. Iš darbų apmaskolintojų. Kągi jie padarė per 20 metų? Tie, kuriuos buvo pasiuntę mus išmokintų maskoliškai, patys ėmė graibalioti mūsiškai. Prie mūsų maskoliškoji kalba nelimpa. Neskriauskite mūsų. Mes žinome, kume esame, nes atmename savo tėvų darbus. Ar negana, kad mes jums mokame pagalves, einame į kariauną, šeriame jūsų urėdininkus? Atiduokite mums mūsų literas, moksłavietę, raštą, sūdą mūsų kalboje. Jūs sakote, mus mokina, bet tas jūsų mokinimas lyginasi kankinimui. Lietuviai mato jūsų norus aiškiai, už tai jie geruoju dabar prašo, kad liautumėteisi. Knygnešystė, žiūrint iš istorijos perspektyvos, atliko savo darbą ir kai kada klausiama, ar tai vis dėlto buvo verslas, ar tai, galima sakyti, buvo tiesiog patriotizmo forma. Tai aš kaip istorikė atsakysiu, kad tai buvo du dalykai vis dėlto susidėjo. Aišku, spaudos draudimo metais mes vis dėlto turime pripažinti tautinio judėjimo idėjos plitimą ir patriotizmą, tai yra pasipriešinimo formų ir kalbos nėra. Norėčiau paminėti vieną tikrai idėjinį knygnešį Juozapą Stropų, kuris ne tik platino knygas Nasrėnų kaime Kretingos rajone, bet ir pats rinko knygas, buvo laikomas bibliofilu. Ir buvo sukaupęs pakankamai nemažą tiem laikam biblioteką. Ir ypač atsižvelgiant, kad jis buvo iš valstiečių luomo, knygos buvo brangios. Jis buvo ją suklasifikavęs, buvo sudaręs katalogą. Tai dabar galime žinoti, iš ko jo biblioteka susideda. Tai jo bibliotekui buvo 20 knygų iki spaudos draudimo laikotarpio ir apie 100 knygų spaudos draudimo laikotarpio. Viena iš mūsų ekspozicijos knygų ir yra jo bibliotekos konvaliutas, sudarytas iš 7 knygų, įrištų į vienus viršelius. Ant kiekvienos iš jų parašyta Nasrėnai, Stropus, suteiktas pažymėtas numeris katalogo. Bet tie stambieji platintojai ir tie stambieji būtent nešėjai vis dėlto galima drąsiai sakyti, kad jie ir turėjo savo verslą, nes 1903 metais Varpas rašė apie tai, kad knygnešiai tai yra mažieji verslininkai, kurie iš to gyvena. Nors tyrėjai suskaičiavo, drąsiai galiu jums pasakyti, kad tikrai toks tyrimas yra atliktas, ar iš tikrųjų tai buvo toks didelis verslas. Tai atsakymas yra priklausė, ką nešiai. Jeigu išneždavo maldaknygės, tai galima buvo uždirbti ir 100%. Jeigu 30 kapeikų kainavo Prūsijoje, tai čia galima uždirbti 4 rublius, kaip matot, net daugiau, ar ne? Bet jeigu nešiai elementorius, jeigu nešiai kalendorius, tai sakoma, kad verslas buvo labai labai menkas. Knygnešiai iš tikrųjų labai daug rizikavo, bet jie ir turėjo gauti pinigus už tą savo veiklą. Nes jeigu jie nebūtų užsidirbę, tai kas galėjo finansuoti tą visą veiklą? Dauguma būtent platintojų ypatingai turėjo užsiimti kitų verslų. Pavyzdžiui, moteris galėjo būti siuvėjos. Jom niekas, jas kartais net galima buvo neįtarti, jos tiesiog keliavo iš kiemo į kiemą. Ir žinote, kad toks amatas keliaujančių amatininkų profesija visoje Europoje buvo madinga. Tai yra siuvėjų, tai yra kokių nors mūrininkų, tai yra stiklių ir panašiai. Ir šitie žmonės, kurie turėjo savo, tą tikrąjį amatą, jie dažniausia nebuvo net įtariami, kad jie, ką daro, tuo pačiu platina knygas. 1897 metų surašymo duomenimis buvo neįtikėtinas dalykas Rusijos imperijoje. Kauno ir Vilniaus gubernijose buvo patys raštingiausi žmonės. Vargo mokykla davė savo, vaikus išmokė iš elementorių, iš maldaknygių skaityti ir tas skaitingumas plėtų. Ką turi Lietuva būtent carinės okupacijos laikotarpiu ir spaudos draudimo laikotarpiu. Tai va ta direktorinė mokykla, jeigu knygnešius mes galim kitaip, mes turime tikrai unikalų atvejį. Kauno ir Vilniaus gubernijose veikia apie 158 slaptosios mokyklos, kuriuose buvo direktorius, iš jų buvo
Tuose mokyklose dirbo 58 moterys daraktorės. Daraktorinės mokyklos veikia iki 1904 metų ir kartu su spaudos draudimu. 1905, jeigu teisingai, mes turėtume pasakyti, 1904 metais spauda leidžiama, o 1905 metais leidžiami jau ir būtent lietuviška mokykla. Bet, čia ir da bet, o iš kur gauti mokytojų? Ir žinote, čia vėl atsiras didžiuliai problema. Iš toj didžiuliai problemoj stipriai dirbs Gabrielė Petkevičaitė, kuri per savo buvusius knygnešius, ką darys, rašys sąsnių raides, užrašys žodžius ir prašys, kad tai būtų platinama po visą Lietuvą. Ir tai dirbs net Pirmojo pasaulinio karo metu, tai buvo milžiniška problema. Mes kartais galvojame, kad tai yra tik tai leidimas, neakcentuojame štai leista, ar ne? Bet toliau mes nepagalvojame apie tai, kokį reikėjo darbą padaryti, kad ta lietuviška mokykla, lietuviška kalba ir visa kita plistų. Visiškai viena, jokių sąjungininkų neturėdama, iš visų beveik pusių, išskyrus vieną šiaurę apsupta priešų, pasak knygų karaliaus Jurgio Bielinio, turėdama 2 priešus iš vidaus ir 3 rusus, vokiečius ir lenkus iš lauko, stojusi į karą su 50 kartų skaitlingesniu už save ir lygi dantų apsiginklavusių priešų, pati tevartodama vienintelį ginklą, spausdintą žodį ir savo per amžius išaugusi pasiryžimą nepasiduoti maskoliams, lietuvių tauta vis dėlto tą karą laimėjo, tuo ji amžiams įrašydama ne vien į savo, bet ir visos žmonijos istoriją.